tikrai gavau iš Dievo, nes šėtonas taip stipriai norėjo, kad šito žodžiu dalyčiaus ryte ir kažkokiais tai būdais bandė sumaišyti tai daryti ir šiandien vakare. Ir aš nesakau, kad man tai nepatinka, bet aš nežinau kaip jums, bet man tai kartais užknisa, kai šėtonas taip tu veikia. Kai tu nori daryti gerą, bet išeina atvirkščiai ir tu supranti, kad čia visai ne tu, nes tu visai to nenori daryti. Ir šlovė Dievui, aš stoviu čia ir aš dalinsiuos tavo žodžiu Dieve ir aš atiduosiu jį taip, kaip tu nori, kad aš jį atiduočiau Viešpatie. Meldžiu, kad tu kalbėtum per mane į žmonių širdis, kad juos pasiektų tavo žodis, Dieve, tas tikras tavo stiprus, tavo duona, tas tikras žodis, kuris eina tiesiai į kaulų smegenis, kuris eina tiesiai į sielų gelmes. Haleliuja, tau šventoji dvasia, visa laisvė suteikiama čia. Kalbėk mano lūpom, Dieve. Aš meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Haleliuja. Kaip keistai, kad iš tikrųjų Dievas turi humoro jausmą. Jisai davė man žodį per anekdotą. Aš jums papasakosiu jį. Pabandysiu lietuviškai, pažiūrėsiu, kaip skamba tai lietuviškai. Žodžiu, popiežius atkeliauja į New Yorką, nusileidžia jo lėktuvas, privažiuoja prie lėktuvo limuzinas. Popiežius išlipa iš lėktuvo, prieina prie limuzino, jo laukia vairuotojas ir jisai tam vairuotojui sako, būk geras, duok man pavairuoti. Niekada man nieks neduoda pavairuoti, duok man pavairuoti. Vairuotojas protingai bando supratingai atsakyti, kad negalim. Bet popiežius toliau primigdinai prašau, duok man pavairuoti limuziną. Tada vairuotojas, gerai, vis tiek kažkaip negaliu atsakyti popiežiui, sako. Tai jis atsisėdo, vairuoja, taip stipriai įsijutė, kad pasiekė 100 mylių per valandą greitį, kur galėjo važiuoti 45. Policininkas tai pamatęs iš karto privažiavo, sustabdė jį. Policininkas išlipa iš mašinos, prieina prie limuzino, paprašo, kad popiežius atidarytų langą, pasižiūri, grįžta atgal į savo mašiną, skambina savo viršininkui, sako, yra tokia problema. Viršininkas sako, kokia problema? Aš sustabdžiau labai dideliu greičiu važiuojantį limuziną, bet jame važiuoja labai svarbus žmogus. Koks, sako, meras? Ne, sako, daug svarbiau. Tai gubernatorius, sako? O, ne, daug, sako, svarbesnis. Tai kas gal prezidentas? Ne, daug svarbesnis. Tai kas, sako, gali būti svarbesnis už prezidentą? Sako, kažkas, kurį vežiotų popiežius. Kažkas svarbiau, kurį vežo popiežius. Tai turbūt tik Dievas. Anglai labai stipriai juokėsi, nežinau, dėl to, kad angliškas anekdotas. Sudaužėt mane. Atsiverskim Izaijo 64 skyrių. Bus labai geras žodis. Aš labai stipriai myliu Dievą ir aš žinau, kad Dievas tikrai kalbės. Bus nuostabus žodis. Aš atiduodu tik jam šlovę, aš tik šventai dvasiai duodu čia laisvę. Joks kūnas čia neturi savo laisvės, jokia žmogaus programa čia neturi laisvės ir iš tikrųjų pamatysit, kur link aš suku. Parašyta šitaip, Izaijo 64, pirma eilutė. Ir Izaijas meldžiasi šitaip ir aš galvoju, kaip būtų jėga, kad mūsų tokios maldos būtų kiekvieną rytą. Jis meldžiasi šitaip, kad tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad tavo akivaizdoje kalnai drebėtų. Kad tu praplėštum dangų ir nužengtum ir kad tavo akivaizdoje kalnai drebėtų. Tada atsiverskim Morkaus Evangelijos 1 skyrių, skaitysim 10 eilutę. Morkaus 1:10. Parašyta šitaip. Vos tik išbridęs iš vandens Jėzus pamatė prasiverinti dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Dar kartelį pakartosiu.
Vos tik išbridęs iš vandens Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir Jono Evangelijoje dar yra parašyta ir pasiliekančią ant jo. Ir atsiverskime Apaštalų darbus 2 skyrių. Apaštalų darbai 2. Septyniolika 21. Parašyta šitaip. Apaštalų darbai 2, 17-21. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui. Ir jūsų sūnus bei dukterys pranašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų, aukštai danguje ir apačioje, žemė, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju. Prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Amen. Žinot, mes gyvenam būtent šitom dienom. Mes jau gyvenam šitom dienom. Tai jau yra šiandien. Tai jau buvo 2000 metų atgal. Šitą eilutę, kurią aš skaitau, jau apaštalai gavo šventąją dvasią ir ant jų buvo išlieta dvasia. Petras atsistovęs pamokslavo tai savo pamokslą prie man. Mes jau gyvenam tomis dienomis. Žinot ką, aš tikiu, kad tie, kurie turi šventąją Dievo dvasią, tie, ant kurių buvo išlieta šventoji dvasia, jie turi virš savęs atvirą dangų. Aš to tikiu. Aš to tikiu. Žinau, kodėl aš to tikiu, nes man iškyla toks klausimas, aš noriu jums jį užduoti. Kas gali sumaišyti, kas gali nutraukti tą santykį, kas gali nutraukti tą srovę, tą bendravimą tarp šventosios dvasios ir pačio Dievo. Kas gali nutraukti? Kokia jėga gali nutraukti tą santykį? Parašyta šitai, kad mes esam pakrikštyti šventąją dvasią. Tie, kas turi šventąją dvasią. Tie, kas buvo gavę šventosios dvasios krikštą. Ir ta šventoji dvasia dabar gyvena mumise. Atsiverskim dar Romiečius. Romiečių 8, 14, 15. Romiečių 8, 14, 15. Kad viso šito nesakyčiau tik iš savęs, bet kad tai būtų patvirtinta Dievo žodžiu. 8, 14, 15. Prašyta, visi, vedami Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote sūnystės dvasią, kurią šaukiame Abba Tėve. Kurią šaukiame Abba Tėve. Dar tam pačiame skyriuje yra prašyta, kad kai mes nežinom už ką melstis, pati dvasia meldžias už mus, bendrauja su Dievu, kuris yra danguje, neįsakomom dejonėm. Tai mano klausimas, kokia jėga, kas gali nutraukti tą santykį, jeigu tu turi šventąją dvasią, tą šventosios dvasios bendravimą su Dievu, kuris yra danguje. Nėra tokios jėgos. Pas daugelį žmonių ta dangaus karalystė, tas atsivėręs dangus sutelpa tarp dviejų ausų. Užsidaro tarp dviejų ausų. Kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad mes krikščionis ir netgi tie, kurie gavom tą sūnystės dvasią, kurie šaukiam Abba Tėve, tie, kurie buvom pakrikštyti šventąja dvasia, mes ir vis tiek randam kažkokį pasitenkinimą pasaulyje. Ir šėtonas kažkokiais tai būdais sugebė mus uždaryti tą tokią dėžutę, kur mes tarsi esam suparaližuoti ir negalim pajudėti. Ir dvasiškai mes esam tarsi neįsipildę, nors atrodo mes jau viską turėtumėm turėti. Tai tik mes patys ir tą santykį ir nutraukinėjom. Šėtonas to negali padaryti. Aš negaliu atsistebėti Jėzų. Jėzus yra jėga. Dėl to, kad Jėzaus neįtakoja šėtonas. Jėzaus buvo neįmanoma, kad šėtonui nebuvo įmanoma įtakoti Jėzaus. Žinot kodėl?
Dėl to, kad Jėzus visą savo gyvenimą gyveno atsaku į Dievą, Tėvą, kuris yra danguje. Ir taip ir pats sako apie save, aš nieko nedarau, ko nematau, kad mano tėvas darytų. Ir aš nieko nesakau, ko nematau, ko negirdžiu mano tėvą sakant. Aš bandau įsivaizduoti, ką reiškia vaikščioti su šventąja dvasia, žinant, kad šventoji dvasia yra ant tavęs. Ir tai yra toks nuostabus simbolis, tas balandis, kai balandis tarsi nutupia ant tavo peties. Galbūt daug kas esat girdėję tai. Kai balandis nutupia ant tavo peties ir tu turi kažkaip eiti, kad jisai nuo tavęs nenuskristų. Šventoji dvasia yra toks pat grakštus, toks pat jautrus asmuo, tokia pati jautri dievybė, ta Dievo dvasia, kurią reikia mums taip saugoti, mums ją reikia taip tausoti, taip neįskaudinti, taip neužčiaupti. Sako, neskaudinkit šventosios dvasios. Neužčiaupkit šventosios dvasios. Ir aš bandau įsivaizduoti, ką reiškia vaikščioti su šventąja dvasia ir man ateina toksai paveikslas, kad tarsi tau balandis stoja ant tavo peties nutūpęs ir tu eini va šitaip grakščiai su mintim, nuolatinė mintim, kad ant tavo peties yra tas balandis. Ir taip ir mes, krikščionys, turėtumėm gyventi savo gyvenimus, kurie esam pakrikštyti šventąja dvasia, su mintim, kad ta šventoji dvasia mumise gyvena, kad jos neskaudintų, kad jos neužčiauptų. Žinot, kodėl sakau, kad gavau žodį iš anekdoto, nes ten buvo vežamas kažkoks tai svarbus asmuo. Šiandien aš jam noriu pasakyti, kad tu esi be galo svarbus asmuo Dievui. Tu esi be galo svarbus asmuo Dievui. Ir aš galiu tai įrodyti. Kažkur Korintiečiuose yra parašyta, nes Dievas sumokėjo nepaprastai didelę kainą už tave. Tai reiškia, jis tave nupirko už didžiulę kainą. Jeigu žmogus perka kažką, jam to dalyko reikia. Jeigu Dievas nupirko mūsų už didelę kainą, vadinasi, jam jo reikėjo, jam mūsų reikėjo. Mes jam esame ypatingi, kiekvienas iš mūsų, mes jam esame ypatingi. Tie, kas sėdim čia, tie, kas dar jo laukia. Mes esame nupirkti už brangę kainą. Esam jo, tarsi jo nuosavybė. Ir mes jam esame svarbus. Aš galvoju ir bandau visą laiką galvoti ir prisiminti, kad prieš mane visą laiką stovėtų kryžius, kad aš žinočiau, kokia tai yra kaina. Kokia kaina sumokėtų už mane, kad aš šiandien stovėčiau bažnyčiai, kad aš šiandien galėčiau šlovinti Dievą, kad šiandien aš turėčiau šventąją dvasią, kad aš būčiau pakrikštytas tą šventąją dvasią. Jeigu Dievas dalinasi savo dvasią su mumis, mes esam jam ypatinga nuosavybė, mes esam jam brangi nuosavybė. Mes jam esam ypatingi žmonės, jeigu jis savo dvasią su mumis dalinas. Jeigu jis mums leidžia tą dvasią bendrauti su juo, mes esam jam ypatinga brangenybė. Halleluja. Žinot, mums yra duoti ypatingi žodžiai, ypatinga misija. Mums yra paskirta ypatinga naujiena skelbti pasauliu, skelbti žmonėm. Mes turime ypatingus žodžius mūsų lūpose, kuriuos galima atiduoti žmonėm. Wow! Halleluja! Atsiverskim Jono Evangelijos 6 skyrių 63 eilutę paskaitysim. Jono Evangelijos 6:63. 6:63. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Aš noriu jūsų paklausti, kartais jūs sėdit žmonių aplinkoje, kai jūs šnekat apie Dievą ir kai kažkas iš jūsų lūpų išeina kažkokia mintis, kažkoks sakinys, kur jūs norit kuo greičiau užsirašyti, norit, kad kas nors greitai rašytų, kad jūs galėtumėt prisiminti, kad tikrai kažkas kitas per jūs tai pasakė, kad net atmosfera pasikeitė ir kad žmonės nutilo. Man taip yra buvę. Kai aš kažką pasakau, žmonės visi nutyla. Ir tai nėra dėl to, kad aš pasakiau kažkokią nesąmonę. Ne tik, kad anekdotą perskaičiau ir nieks nesijuokė. Bet kai kažką pasakai iš Dievo,
kažką gavai iš Dievo, tu pasakei tai ir atmosfera pasikeitė. Nes tie žodžiai, kuriuos tu pasakai, tie, kas turi šventąją dvasią, kai tu tuos žodžius įsakai, tie žodžiai tampa dvasia ir ta dvasia tampa gyvenimu. Kažko naujų tai aplinkai. Kažkas pasidaro toje aplinkoje. Žodžiai turi nepaprastą galią. Mes turim nepaprastus žodžius pasakyti pasauliui. Žinot, aš turim nuostabų liudijimą jums pasakyti. Penktadienį aš ėjau kirpti plaukų ir aš visą laiką einu pas tą patį kirpėją ir jis pradėjo kirpti man plaukus ir jis tiesiog pradėjo uždavinėti klausimus, nes aš jam buvau pasakoti, kad aš važiuosiu į Afriką ir klausė, kaip sekės Afrikoje, ką aš veikiau Afrikoje ir aš sakau, skelbiau Evangeliją. Ir jis sako, o, tai tu pamokslininkas? Sakau, jo, sakau, aš pastorius. Wow, sakau, geras, niekada nebūčiau pagalvojęs. Žinai ką, aš turiu tokį skaudų prisiminimą, nes sykį aš ėjau gatvę su draugais ir aš pamačiau pamokslininką gatvės kampe ir jisai pamokslavo Dievo žodį ir mano draugai jį iššėkė ir nuėjo, aš pasilikau ten ir visą valandą klausiaus jo žodžių. Ir po tos valandos tas pamokslininkas prie manęs priėjo ir sako, vaikinė, sako, aš pastebėjau, kad tu klausėjai manęs visą valandą. Priim Kristų į savo širdį. Ar tu priimi Kristų į savo širdį? Ir jis sako, ne, sako, manęs tavo žodžiai kažkaip neįtikino. Ir tada jis sako, tada tu keliausi į pragarą. Ir aš galvoju, wow, aš kai išgirdau tos žodžius, aš galvoju, wow, kaip žmogus, kokia žmogus teisė turi kažką siūsti pragarą. Aš taip pagalvoju. Nežinau, Biblijos eilutėm tu gali viską uždengti, viską gali paaiškinti, bet šitoj vietoj man taip trūksta meilės tam nuodėmingui, man taip trūksta gailestingumo tam, kuris jo klauso. Ir aš galvoju, aš jokiais būdais niekada nesakysiu žmogui, jis keliausi į pragarą. Šitaip aš jo negazdinsiu ir aš bandysiu žmogų laimėti kažkokiais kitais principais, galbūt meilė. Ir aš galvoju, kiek daug žmonių daro klaidą ir gatvėj pamokslavo, ir kiek jis žmonių atstuminėja šitaip. Bet žinot, kažkas atsitiko, jisai man uždavinėjo klausimus ir aš jam pasakoju iš Dievo, ir kaip būtų gerai, kad tikrai kažkas būtų įrašinėjęs ir aš dabar žinočiau kokius žodžius sakyti, bet jisai po pusės valandos sako, tu kalbi visai kitaip ir aš noriu priimti Kristų savo širdį. Po pusės valandos. Ir aš galvoju, ką aš tokio turiu, kas tokio manyje gyvena, kad aš tokius liudijimus turiu. Ir aš skaitau 63 eilutę, 6 Jono, o ten yra parašyta šitai. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Mūsų lūpose yra ypatinga žinia. Ir ne tik žinia, bet ta žinia tampa dvasia, ta dvasia tampa gyvenimu. Amen. Man patinka istorija iš Mato Evangelijos 10 skyriaus. Man patinka, kaip Jėzus išsiunčia apaštalus. Kaip Jėzus išsiunčia apaštalus. 10 skyrius 7-8. Aš galvoju, mes šiandien skaitom šitas istorijas ir mes esam palaiminti dėl to, kad viskas yra mums prieš akis. Mes tai skaitom jau gal kelintą kartą, o jie tai girdėjo pirmą kartą. Bandykit įsivaizduoti, kad jūs tai girdit pirmą kartą. Jėzus sako šitaip. Keliaudami, skelbkite, prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotusius, prikelkite mirusiuosius, išvarinėkite demonus, dovanai gavote, dovanai ir atiduokite. 12 ir 13 dar eilutė. Prašyta šitaip. Įeidami į namus, pasveikinkite juos. Jėzus labai mus mokina mandagumą. Įeidami į namus, pasveikinkite juos. Pasakykit labą dieną. 13 eilutė. Ir jeigu namai bus verti, tai ateinė jiems jūsų ramybė. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė, tai sugrįžta jums. Pabandykite įsivaizduoti, kad jūs girdite tai pirmą kartą. Nu taip, aš praleidau daug. Pačioje pradžioje jisai įkvėpė, jos duoda jiem jėgą išvarinėti demonus, prikelti mirusiuosius, išgydyti ligonius. Bet pabandykite įsivaizduoti, kad jūs girdite tai pirmą kartą ir Jėzus jūs siunčia, sako, eikit. Eikit ir sakykit tokius žodžius, kad prisiartino dangaus karalystė. Kitos evangelijos ir galbūt kitas vertimas dar pasakytų, kad prisiartino dangaus karalystė rankos atstumu.
Kaip per ranką. Žinau, šiandien aš jums turiu tokią gerą naujieną. Ir aš tai gavau iš Dievo. Mes skaitėm Izaijo pranašystę. Parašyta, o Dieve, kad tu pravertum dangus. Ir kad tu nužengtum, kad kalnai drebėtų. Ir mes matom, kai Jėzus buvo pakrikštytas, dangus prasivėrė. Ir ant jo nužengė šventoji dvasia. Kai mes gavom krikštą, tie, kas turi šventosios dvasios krikštą, virš mūsų prasivėrė dangus. Kai mes kalbam Evangeliją, kai mes skelbiam Dievo žodį, mes tikiuosi, aš labai tikiuosi, kad mes stovim atstumu tokio nuo žmogaus. Kad mes nesam prie pat jo prisiglaudę, kaip nors nemandagiai. Bet va tokio atstumu. Čia yra mandagus atstumas kalbėti su žmogumi. Per ranką. Kad nepažeisti jo tos atmosferos. Bet klausykit. Skelbkit tokius žodžius. Kad prisiartino dangaus karalystę. Tokio atstumu kaip per ranką. Tai ką mes nešam? Kokią atmosferą mes nešam? Mes nešam dangaus atmosferą. Mes nešam dangaus karalystę. Nes kas mumie gyvena? Pats Dievas. Pati jo šventoji dvasia. Mes esam nepaprastai palaiminti. Mes esam nepaprastai privilegijuoti. Mes turim nepaprastą misiją. Mes turim nepaprastus žodžius nešti pasaulį. Aš nepasakiau nieko stebuklingo tenai. Dievas visą kitą padaro. Mums tik reikia atverti lūpas, skelbti Evangeliją, prisiartino dangaus karalystę, nes jinai iš tikrųjų ir prisiartino. Nes jinai yra per ranką. Nes jinai gyvena mumise, mes turim tą žinią, kuri teikia visam pasauliu viltį. Tačiau kiekvienas iš mūsų turim suprasti labai svarbų dalyką. Kad mes esam ypatinga nuosavybė Dievo, kad mes esam ypatingi žmonės Dievo. Kad mes turim ypatingus žodžius savo lūpose ir ypatingą žinią atiduoti pasauliu. Ir trečias dalykas, kad mes nešiojam ypatingą asmenį savo širdį, savo kūnę. Man patinka, kad Senajam testamente šventikla, Dievo šventikla buvo pastatas. Šiandien, kai mes jau gyvenam Naujajam testamente, Dievo šventikla esam mes. Pastatas nebetenka jokios vertės. Pastatas yra tam, kad mes galėtumėm čia susibūrti. Kad mes galėtumėm jį pašlovinti draugę. Bet čia jau nebėra šventikla. Šventikla yra čia. Mes esam Dievo šventikla. Man tai patiko Afrikoje. Aš patyriau nepaprastą stebuklą. Aš patyriau nepaprastus dalykus tenai, nepaprastus išgyvenimus. Ne tai, kad aš mačiau vargstančius žmonės ir mano paties gyvenimas pasikeitė. Bet kad aš mačiau bažnyčios pastatus. Aš pamokslavau vienam pastate, kurį vargiai galima būtų pavadinti pastatu. Tenai nebuvo projektorių, ten nebuvo tokių ekranų, ten nebuvo tokių klavišinių, ten nebuvo mikrofonų. Bet ten buvo šventoji dvasia. Ten buvo jos tiek daug, kai tu stovėjai ir tu virpėjai, nes kažkas aplink tave sukos. Nes ten buvo šventoji dvasia, jie neturėjo nieko. Jų sienas vargiai buvo galima pavadinti sienom, ten buvo šiuferis, nieko daugiau, ten nebuvo beveik stogo. Ir mes ten šlovinam Dievą ir nebuvo visiškai jokio skirtumo. Ar mes esam čia po stogu, ar mes esam ten kažkur, kur bažnyčia yra vos ne kaip muziejus. Tai jau nebe šventikla, mes turim nustoti gyventi Senojo testamento taisyklėm, Senojo testamento sandorą. Kur Dievo šventikla buvo pastatas, mes esam Dievo šventikla. Ir turim tai įsivaizduoti ir tai suprasti. Ir kad mūsų gyvenimas atitiktų šventiklos principą. Kad mūsų kūnai atitiktų šventiklos principą. Kad tas kūnas būtų švarus nuo nuodėmės. Kad mūsų gyvenimai būtų pašvesti šventumui. Kad mes neskaudytumėm šventosios dvasios, kaip jau sakiau. Kad mes savo gyvenimą, kiekvieną momentą įsivaizduotumėm, kad mumise gyvena šventoji dvasia. Kad mes juos neskaudintumėm ir mes juos neužčiautumėm, bet duotumėm jai visą laisvę. Čarlzas Spurgeonas yra pasakęs, bažnyčia
kurioje nėra šventosios dvasios, yra prakeiksmas, o ne palaiminimas. Jeigu tu neturi šventosios Dievo dvasios krikščionių, jeigu tu neturi šventosios Dievo dvasios krikščionių, atsimink, kad tu stovi kažkieno kito kelyje, kad tu esi bevaisius medis, stovintis toje vietoje, kur galėtų augti medis, kuris neša vaisius. Aš galvoju, tai yra tokia jėga šitie žodžiai. Nes aš skaitau Mato Evangelijos 21 skyrių. Devynioliktą eilutę. Parašyta šitai. Pamatęs pakelėje figmedį, priėjo prie jo Jėzus, bet nieko nerado, vien tik lapus, ir tarė jam, tegul per amžius ant tavęs neaugs vaisiai, ir figmedis kaip mat nudžiūvo. Kam buvo sukurtas figmedis? Tam, kad neštų vaisių, tam, kad augintų vaisių. Ne tam, kad augintų lapus, bet tam, kad augintų vaisių. Ką mes buvom pašaukti? Kad nešti jam vaisių. Ką mums buvo duota šventoji dvasia? Kad mes diena iš dienos labiau panašėtumėm į Kristų. Į tą mūsų atpirkėją. Kai aš skaitau Čarlzo Sperdžino šito žodžius, kad jeigu tu esi tas bedvasis krikščionis, jeigu tu neneši vaisiaus, tai tu stovi kažkieno kito kelyje. Kad tu stovi toje vietoje, kur galbūt galėtų augti kitas medis, kuris neša vaisių. Aš noriu biškį perdirbti šitą eilutę, jeigu Sperdžinas man atleis. Kad galbūt mes esam tas bevaisis medis. Galbūt kažkuris iš jūsų, galbūt aš, esam tas bevaisius medis, bet mes galim tapti vaisingi. Kodėl aš tai sakau? Dėl to, kad jeigu tu šiandien esi tokiam klaustuke, jeigu tu galvoji, kad tu neturi šventosios dvasios, o tai yra labai lengvai išsiaiškinti. Jeigu tavo gyvenimas visai nesikeičia ir visai nepanašėja į Kristų, vadinasi, tu neturi šventosios dvasios. Nes šventoji dvasia kažkokiais būdais tave pradeda keisti. Kaip Jono Evangelijos 3 skyriui berods yra parašyta, tu nežinai, iš kur ateina vėjas. Ir tu nežinai, kur jis link suka, bet tu jauti jį. Tu žinai, kad jisai pučia. Tu matai tai, ką jisai daro, vėjas. Tu matai, ką šventoji dvasia daro. Jeigu tu gauni šventosios dvasios krikštą, laikas nuo laiko, tu tikrai pradėsi keistis ir pradėsi nešti vaisių. Meilė tave pradės augti visai kitokia. Džiaugsmas pas tavęs pradės lietis iš lūpų, iš tavo akių, iš tavo paties gyvenimo. Pradės. Jisai galbūt dabar stovi kažkur, galbūt tai kažkur yra uždaryta, bet jisai turi prasiveržti. Aš šiandien turiu jums tokį nuostabų pažadą. Aš vėl noriu grįžti prie Izaijo 64 skyriaus ir jisai sako, kad prasivertų dangus. Kad prasivertų dangus, o Dieve, ir kad tu nužengtum. Ir kad kalnai pradėtų drebėti tavo akivaizdoje. Šiandien mes gyvenam pasaulyje, kuris supa baimę. Mes įeinam į namus ir mes žinom, kad žmogus yra baimė, kad jisai to nenori parodyti. Pasaulis bando tą baimę paslėpti, užmaskuoti, bet jie tikrai bijo. Kažko žmonės bijo. Man patinka Jono Evangelijoje ir aš paliksiu jūs su šitais paskutiniais žodžiais. Žinot, kai skaičiau, kaip Jėzus Kristus siuntė apaštalus, čia Jėzus parodo, ką mes iš tikrųjų turim daryti ir jisai savo pavyzdžių ateina į namus. Paskaitykim Jono Evangelijos 20 skyrių. Devynioliktą eilutę. Nuo 19 eilutės iki 22. Parašyta šitaip, tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs,
Jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, priimkite šventąją dvasią. Jūs įsivaizduokit save apaštalų vietoje. Tai kam yra jūsų karalius, jūsų išgelbėtojas, tas, kuris apie save tiek daug šnekėjo. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir jie dabar užsidarė visas namų duris. Užsidarė, tyliai savo būna ir dreba ir bijo ir galvoja, kuris iš mūsų sekantis, kurį žydai iš mūsų sekantį prigrėbs, nes jie matė mus kartu su juo, jie matė mus viešumoje, kiekvienas žmogus žino, kad mes vaikščiojom kartu su Kristum, kas mums atsitiks. Ir buhum ateina Jėzus pro sieną, iš niekur, durys užrakintos, ateina, atsistoja viduryje ir sako, ramybė jums. Aš galvočiau, tu čia gerai pasakei, aš visai nuo to ramesnis nepasidariau, bet tada Jėzus parodo savo rankas ir šoną. Ir tada mes pamatom, kad tai yra tikrai Kristus, tas, kuris mirė, jisai žadėjo prisikelti ir prisikėlė. Ir tada jisai antrą kartą pakartoja, jau su kita jėga sako, ramybė jums. Ir jie iškart nurimsta. Nes Jėzus yra pasakęs, Jono Evangelijoje, 6 skyriuje, 63 eilutė. Žodžius, kuriuos aš jums kalbu, jie yra dvasia ir gyvenimas. Aš noriu, kad jūs atsistotumėte. Aš noriu, kad jūs atsisuktumėte savo kaimyną arba žmogų, kuris yra šalia. Ir ką nors jam malonaus pasakytumėte, pakuždėtumėte jos, uždėkit ranką ant peties. Jūs tikėkit, kad jūsų žodžiai sklinda iš dvasios. Ir kad tie žodžiai tampa dvasia. Ir kad tie žodžiai tampa gyvenimu. Pasakykit, ką nors malonaus. Man yra taip gera sakyti jums kažką gražaus. Jūs esate tarsi perlai. Jūs esate Dievo perlai. Galbūt kiti nušlifuoti, jau žydyti, jau blizgyti. Galbūt kitiems dar reikia šlifuotis. Jūs esate jiems kaip auksas, kurį reikia deginti. Jis nori jūs ištirti, jis nori jūs padaryti grinus. Jis nori jūs iššventinti. Tiem, kas jūs neturi šventosios dvasios, jis yra pasiruošęs jums ją duoti, nes pats žadėjo, kad paskutiniam dienom išlies jums šventąją dvasią. Jūsų gyvenimai pasikeis. Jūs pranašausit, jūs sapnuosit. Jūs gausit kitų kalbų dovaną. Prašykit, Dievas jums duos. Jūs esat jam ypatinga nuosavybė. Jis jūs nusipirko. Jis už jūs mokėjo brangią kainą. Jis atidavė savo sūnų už jūs, kad gautų jūs. Jis iškeitė jūs į savo sūnų. Jis iškeitė savo sūnų į jūs. Tegul šitie žodžiai, kuriuos aš ką tik sakiau, tampa dvasia ir gyvenimu. Nauja versme kiekvienam žmogui čia esančiam. Dieve, tu mūsų ramybė. Davei mum laisvę, šventoji dvasia. Jaučiam tave šalia. Trokštam kvėpuoti. Išliek savo dvasią, Dieve. Palies mūsų širdis, prikelk mūsų kūnus.
Atverk dangų, dar kartą Viešpatie, atverk dangų. Mes keliam rankas į Tave, meldžiam už šitą miestą, Dieve. Atverk dangų virš Peterboro. Išvalyk gatves nuo barų, nuo alkoholio, nuo narkotikų. Patrauk prekiautojus narkotikus. Te būna pašvestas šitas miestas tau. Pripildyk šitą miestą savo dvasia, savo laisvę. Parodyk kiekvienam iš mūsų, kad šventoji dvasia yra brangi dovana. Užmiršta, bet tokia brangi. Kad dvasia kalba per mus. Atneša gyvenimą, atneša laisvę, atneša drąsą, atneša jėgą. Prašyti, nes mes gavom nevergystės dvasią. Ir vėl vergautumėm baimę, bet gavom jaunystės dvasią, kurią šaukiam Aba Tėve. Tai nustokim įsigyventi su baime prieš šėtoną. Bet kad mūsų gyvenimai būtų pašvesti Dievo, jo žodžiai. Kad mes galėtumėm drąsiai pakėlę akis sakyti, kad mes nedarom nieko, ko nematom, kad mūsų Tėvas darytų. Ir mes sakom tik tai, ką matom mūsų Tėvas sakant. Mes darom tik tai, ką matom savo Tėvą darant. Kad pati dvasia per mus šauktų Aba Tėve. Trokštų tau vietelį pašlovinti. Tu išgydei mano ligas, tu atleidai mano kaltes. Dėkoju tau per amžius tau. Tu išgydei mano ligas, atleidai mano kaltes. Dėkoju tau per amžius tau. Tu Viešpats esi mano karalius, apsivilkęs didybę, susijosęs jėga. Tavo sostas tvirtai stovi per amžius, tavajam vardui nieks neprilygs. Tu ant kryžiaus mirėjai už mane, prisikėlei savo šlovei. Tavim tikiu, pas tave aš ateinu. Aliuja. Tu ištraukei mane iš tamsos ir pastatei mane ant uolos. Giedosiu tau,
amžius tau. Giedosiu tau, Alleluja, per amžius tau. Tu viešpats esi mano karalius, pasvilkęs susijosios jėga, tavo sostas tvirtai stovi per amžius, tavajam vardui nieks neprilygs. Tu viešpats esi mano karalius, apsivilkęs didybę, susijosios jėga, tavo sostas tvirtai stovi per amžius, tavajam vardui nieks neprilygs. Tu išgydei mano ligas, tu atleidai mano kaltes. Dėkoju tau per amžius tau. Dėkoju tau per amžius tau. Šitau Tėve, šitau Karaliau. Tikrai nenoriu užsitraukti iš to buvimo tavo. Aš dar ilgiau čia pabūti, pasidžiaugti tavo buvimo viešpatį. Esi geras valdovas, tu esi mylintis mūsų Dievas. Už tavo šventąją dvasią, kurią mūsų lieja šį vakarą. Ačiū tau, Dieve, už tavo žodį. Tu taip kalbėjai mano paties gyvenimą, Dieve. Meldžiu Dieve, tos santykius su šventąja dvasia. Meldžiu Dieve, kad aš būčiau tos kaip Kristus, kuris taip jautė savo šventąją dvasią, kuris taip ją jautė, kad net didžios minios apsupty, net pačio to pokalbio įkarštyje jisai atsisuko, sušuko, nustebęs paklausė, kas palietė mane. Iš manęs išėjo jėga. Aš trokštu to paties, Dieve. Mes trokštam, Dieve, taip stipriai jaus, tokie jautrus būt šventąją dvasią. Mes žinotumėm, kada jinai išeina iš mūsų lūpų. Savo jėga. Mes matytumėm, kaip jinai atneša gyvenimą žmogui, kaip jisai atneša išgydymą žmogui, atneša laisvę ir ramybę. Kiekvienas iš mūsų būtume tokie jautrūs šventąją Dievo dvasiai. Dieve, dėkojam tau už tavo šventąją dvasią. Mes mylim tave šventąją dvasią. Meldžiam Jėzus Kristus vardu. Visa bažnyčia šaukia.